Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintos, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jums siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 Tomo, vadinamo Dvejų, nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matome viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepadėsiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir padėsk mano šoną. Jau nebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugelį kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami vardą